po kamerą. Džiaugiasi, ko gero, nemažiau negu pirmąjį. O dabar naujieji Lainiaus 1600 km link. Paskutinis išvažiavimas, paskutinė mano sesija, paskutinė valanda buvo iš tikrųjų sudėtinga, nes prieš man sėdant užpylėme pilnai kuro ir pasikeitėme iš 3 ratų, mūsų pranašumo liko 0 ratų. Tam pačiam rate su kitu varžovu Akvila buvo tikrai sunku atlaikyti tą spaudimą iš jų ir jie pirmi padarė klaidą, paslydo, sustojo, apsisuko. Tas leido biškį tvirčiau jaustis. Iš tikrųjų tikrai buvo daug nežinomybės iki pačio galo. Today was a really special day. I was the guy who drove the car to the finish. And I saw all the people clapping and cheering the last few laps. It was so special. It was a special moment. You always hope that the gearbox doesn't break at the last lap, but everything went fine, always went fine. And I think this is one of I remember this victory forever for sure, and hope to be back soon. We had some technical issues Saturday night, and they had to change the engine, and it's always a bit of a risk because you need to change the engine and so much connections and so many bolts and nuts and yeah, everything there can be something wrong, but they did it very good. We had no issues at all day, and yeah, I think racing is teamwork, and I think we proved it today. Aš asmeniškai tikiu tuo, ką darau. Tikrai manau, kad esame subūrę labai gerą komandą visom įmanomom prasmėm. Tai yra ir medija žmonės, tai yra ir vairuotojai, tai yra ir technikai, tai yra ir organizatoriai. Ir kai aš mačiau visų žmonių aplinkų emocijas, pergalės, natūralu, kad man tai irgi persidavė labai stipriai. Laimėjimai nieko neišmoko, daugiausiai išmoko pralaimėjimai. Tai šiandieną mes tiesiog padarėme viską geriau negu mūsų varžovai, kurie tikrai buvo labai stiprus. Tai man šiandieną svarbiausia diena todėl, kad mes padarėme mažiausiai klaidų, ko aš visada ir siekiau. Tai ta prasme labai gera diena.